Tai sveiki visi atvykę į mūsų pirmąjį šio kanalo video. Ir aš kelsiu farų apžvalgas kiekvieną trečiadienį apie 20 val. Bet jeigu bus mano didelis užimtumas, nes jis tikrai dažnai pasitaiko, nes aš lankau futbolą ir mokyklą tikrai iki, taip normaliai baigęs. Todėl neturiu iš vis beveik laisvo laiko, tai jeigu nespėsiu į bendruomenę pranešiu, kad neįkelsiu apžvalgos, tada įkelsiu kitą dieną. Bet jeigu jums patiks šis video, būtinai laikinkit, prenumeruokite šį kanalą, jeigu norite daugiau tokio apžvalgų. O dabar važiuojam. Ir aš atsiunčiau šitą video, kad nebūtų reklamų, žinot. Policija vis dažniau sulaukia pilietiškų vairuotojų pranešimų apie galimai neblaivius eismo dalyvius. Operatyvinė dalies pareigūnė patikslina įvykio aplinkybės. Pranešėjas sakė, kad vairuotojas išlipo iš automobilio sužeistomis ant kojų ir jau rakino automobilį. Tai čia bus jau čia girtas, tiesiog žmogus ir viskas. Netrukus pareigūnai pastebi pranešėją, kuris bando sulaikyti galimai neblaivų vairuotoją. Šis visaip stengiasi išsilaisvinti Tai čia muštynės yra. iš tvirtų gniaužtų. Gerai, gerai. Tėvai, eik girtis, nėr ko važinėti girtam. Nors liudininkas šaukia, kad šis pilietis buvo prie vairo, pats Tėvai griebėsi sakė, man atrodo. trumpų melo kojų. Ko nepaklausė, atsakymas vienas – ne. Neblaivus vairavot? Kas? Jūs? Alkoholio vartojas pats? Ne. Ne? Kaip, nuo jūsų trenkė? Kur? Alkoholį trauk. Pastikrinsim. Tikrink, kiek aš noriu. Oi, aš iš paskos jau važiuoju. Ne. Jūs gyvaravot automobilį? Ne. Nevaravot? Ne. Iš kur tada einat? Kas? Namo einu. Iš kur jūs einat tada? Kas? Jūs iš kur einat? Savo dokumentą, aš jums paaiškinau. Policininkas paaiškina visą tokios situacijos eigą ir paties liudijimo svarbą. Jeigu jūs paaiškinai rašot, ne tik paleidžiat. Kuo jūs gal, jūs... Mes nematėm, kad vairavo, jūs suprantat ar ne? Tai ką man daryti? Paaiškinau, tai gerai. Tai jeigu tu iškeiti policiją, tai tu turi paliūdėti kažkaip ten, kad ir vairavo, ne. Aš nuotrauką, sako, padariau. Nuotrauka, ne nuotrauka, jau paaiškinimą tik vairavo. Man kai išlipa, nes kitaip mes nesustabdėm jau, mes nematėm, kad vairavo. Teisme, ką mes pasakysim? Atvažiavom, žmogus ir mes patikrinam, taip, be jūsų, suprantat pat. Norint pradėti tyrimą, turi būti bent vienas žmogus matęs, kaip įtariamasis vairuoja Tas galas sukioja. ir savo parodymus patvirtinti raštu. Alkoholio vartojus prieš kiek laiko? Ne. Nevartojus? Ne. Nėra. Nors kvapas nuo šio vyruko nosį riečia, jis vis tiek tvirtina alkoholio nei lašo neragavęs. Pučiam. Gerai, ačiū. Alkote Bet šitas normaliai pučia, ne kaip kiti kažkokie ten, arba kaip viena moteris, prisimenu vieną epizodą, kur svarbiausia daryti apžvelgia, tai ten jinai visiškai neputė. Jinai nenorėjo net pūs, bet buvo žiauriai, tikrai vidutinis girtumo laipsnis. Buvo sunkus, po to 15 minučių vidutinis. O dabar man toks įsumas, kad čia bus irgi kažkur 1, gal 8 promilės. Esteriui nesvarbu išvedžiojimai. Vartojas, nevartojas, skaičiukai parodys, kaip yra iš tikro. 188. 188, čia arti buvau. Piliečiui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Jam gresia baudžiamoji atsakomybė. Po 15 minučių bus antras patikrinimas. Atsakomybės sunkumą lems antras blaivumo patikrinimas. Tai nepripažįstat, kad jūs vairavot automobilį? Ačiū, labai įdomu. Vairuotojas ir toliau aiškina, kad ėjo savo gatvę, o Ford Galaxy tiesiog stovėjo priparkuotas. Tai kaip čia atsiradot? Namuose aš. Aš esu namuose. Tu ne namuose, tu tiesiog stovi ant šaligatvių. Dabar laukia, ne namuose. Kas? Jūs laukia esate. Na tai kaip, negi čia, kaip sakant, prie tiltelė jūsų namai. Aš vyrai, aš netoks esu irgi toks durnas kaip jūs atrodo. Jums atrodo. Suprantat, jūs dabar bandot išsisukti iš padėties paprasčiausiai. Nu, kas čia O tai yra? kas jūsų mašiną čia atvairavo dabar? Kas? Jūsų mašiną kas atvairavo? Aš, Jūs? aš jūs neinu dabar. Tai jis pasakė, ką tik, kad jis nevairavo mašinas, tai kam jis meluoja čia, aš nesuprantu. Neimėt? Ne. 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 Liudininkas melagingą istoriją sumala į miltų savo parodymus išdėstydamas raštu. Pabrėžęs, kad nėra kvailas, įtariamasis toliau seka savo pasaką. Traktelis duokit. Kurios raštas? Ką?
Automobilio raktelis. Automobilio Jų raktelis. net neturi. Va, aš jums galiu pasakyti. Neturit? Raktelį. Išgirdęs prašymą atiduoti automobilio raktus, vyriškis stringa žodžiuose. Neturit testuvės. Taip, prie savo neturi niekiek. Gerai, patikrinsiu jūsų asmeninį zakciją. Jeigu rasim raktelį, tai žinokit, kad jūs meluojat. Supratęs, kad bus apieškotas, smarkuolis ištaiko momentą ir švysteli raktus į upelį. Jeigu rasim... Bet čia grinai policininkai gerai iš tikrųjų, kad laidas filmuoja, nes va tokius epizodus pastebi. O kai, pažiūrėjau, nefilmuotų tiesiog atvyktų pareigūnai, nu nerastų to raktelio, nieks nebuvo nei filmavęs, nieks nematė. Tai čia yra tikrai geras įrodymas. Reikia visą mano faro laidas filmuoti kuo daugiau, nes reikia sąmoningesnių žmonių, bet jisai čia protingai pasielgė. Raktelį, tai žinokit, kad jūs meluojat. Raskit man kišenę. Pažiūrėk. Akimirksniu pasikeičia net balso tembras. Grįžta nepalaužiamas pasitikėjimas. Pamatė, man atrodo, tas žmogus, kur liudininkas buvo, rodė su tą savo popierium, kur ten reikėjo įrodymus, man atrodo, rašyti liudininkas. Savimi. Deja, tik trumpam. Pirmiausia, išmetimo momentą užfiksavo kamera. Antra, raktai nukrito ant kranto, o ne į vandenį. Tu prižiūrėk, jį aš matau. Iš čia. O čia, žiūrėk. Jo, kaip raktelis išmeti. Nu, kiek balandžių. Glau kitoj pusėje ir jis eis per tą upę, aš glau kam eiti, jeigu iš kitos pusės galim. Bet pasirodo, šitoj pusėje yra. Sužvėjojam raktelis. Tink. Iš kur važiavai? Aš niekur nevažiuoju. Bet tai kaip mašina čia atsirado? Taip, mašinas yra. Variklis šiltas. Nu, tik kas šiltas. Sakau, šiltas. Toliau klausytis tuščių išvedžiojimų, beprasmis laiko gaišinimas. Nu, paik link manęs liniją tiesiai. Reikia man eit. Atsisakai? Kur? Va taip, linija link manęs, ai koja prie kojas. Laisvai. Nu, tai ateik. Parodė. Nu, tai ateik. Nubrėžk linijų. Gerai, gali nubrėžti. Judesių koordinacijos testas vyriškiui nesukelia jokių emocijų, nebent Kad pati linija ta kreiva. juoką. Nu, tai prašom. Nu, taip ateit, va. Va šitaip. Taip topais, va. Gerai. Va, va. Nu, Va, dabar, va. Nu, čia pradeda. taip. O čia stop linija. Va toj vietoj. Startas ten, o čia va, pabaiga finišas. Opa. Opa. Mm, Opa. netgi kišeniai, rankos yra taip gerai, visai normaliai eina, toks girtumas. Kietumas veršiasi per kraštus ir vos neišvirsta jų Vo, be reikalo pasakiau. upelį. Matau tiesiai. Palauk. Viskas užtenka, jau pasibaigė. Daug. Strauk rankas kišenę. Ai, liksvarą laikys labiau. Taip. Taip. O, Aš norėjau sakyti, jisai buvo susikišęs rankas į kišenės ir taip gerai eina, bet, nu, krito, dabar žmogus nori išsikišti rankas ir laikyti laikys yra. Nu, kaip, blem, taip. Ir vis tiek, dar blogiau paėjo negu prieš tai. Taip. Judesio plastikos galėtų pavydėti ir Čarlis Čaplinas. Nu, ir kiek, nu. nu, Nenuvyk, starinė taip, gerai. trauk. Varyk. Šaunuolis. Antro blaivumo patikrinimo metu nustatytas tas pats vidutinis girtumas. 177. Nu, Nu, Deja, baudžiamosios Tai nukrito 11. Čia, tas pats vidutinis, sakė. atsakomybės išvengti nepavyks. antro 177 ir prie Algirdo 88 reikės tralą. Šaukimą įteiksim ir galės eiti tamo. gerai. Tenka? Nebeįmanoma suprasti, kas vyksta piliečio galvoje. Išgirdęs apie šaukimą į apklausą komisariate, jis nusprendžia pabėgti. Ne, palauk, čionai. Atink, čionai. Kai skuodžia. Palauk. Eik, tėvai. Nedarykit jūs tokių nesąmonių. Stovėk. Pats darai nesąmonės. Negangstis. Joks negangstis. Tai ko bėgioji tada? Nu, tik ką jūs darėt? Gerai, pastrauk turus. Gerai. Sunku palaukti šaukimą, kol gausi, ar kam reikalas?
Viskas, galit namo jau. Tvirtino esąs blaivus, paaiškėjo jo girtas. Įrodinėjo, kad nevairavo, bet liudininkas užfiksavo. Išmetė raktus, tačiau surado. Nu nebebėg, dar nuslys į ligonį išvažiuos. Ranka lūž. Ėjo, nenuėjo, bėgo, nenubėgo. Senjoras pramogauja savęs nestabdydamas. Baisiausia, kad vos pastovintis ant kojų vyriškis vairuoja automobilį ir kelia grėsmę visiems aplinkiniams. Dėkojame apie šį vairuotoją policijai pranešusiam ir jį sustabdžiusiam piliečiui. Nu bent nesumušė to automobilio, nesudaužė kažkaip. Gerai, kad avarijos nebuvo. Tai gerai, ačiū, kad žiūrėjote šią pirmąją apžvalgą, tikiuosi jums patiks. Pabandom per šį video surinkti, norėčiau surinkti 20 prenumeratorių, pabandom surinkti tą 30 laikų, davai pabandom. Ir norėčiau apie gal kokią, gal šiais 400 peržiūrų, nu, nuleidžiu iki 10 laikų, okei. Tai jo, žodžiu, mano tokie tikslai. Tad jeigu jums patiko šis video, būtinai laikinkit ir paprenumeruokite mano kanalą, bei spauskite arpelį, kad nepraleistumėte mano naujų keliamų apžvalgų. O su jumis aš buvau Justas ir iki kitų kartų. Ate.